Sveikučiai, bičiuliai. Gražus rytas, kovo 11-osios proga. Nusprendėm šiandien tokią gražią šventę šiek tiek pasidaryti ekskursiją. Tokią lengvą, kaip matot, aš su tokia neperliejama apranga, nors lietaus nesimato, neturėtų lyt, bet jinai skirta visai kitam dalykui, kad nesušlapčiau iki pažastų, bet aišku, šiandien to gal nedarysim. O šiandien su keliais bičiuliais lekiam į tokį ratuką, susidėliojau aplink Kazlų Rūdos miškus, taip toliau, tai varysim tokį ir pažintinį, ir tokį lengvą turistinį maršrutą. Tai lekiam šiandien su keturračiais. Išsitraukiau, šiek tiek pakūrenau, pašildžiau. Po paskutinio pasienio visas dabar išplautas pilnai, aišku, dar tik neiščiustintas iki galo, bet šiandien tikrai ir nereikės čiustinti. Visi dumblai išplauti, viskas išvarinta, tai bus galima gražiai pasivažinėti. Tik aišku, dar neturiu naujų ratų ir vasarinės padangas dar neužsidėjęs, nes šitų zilų tai šiandien tokiam tripui biškį gal gaila, bet kito pasirinkimo neturiu. Labai minkštos, tai jas gan stipriai pradeda ėsti. Žodžiu, varau iki Juliaus, tada pakeliui trasoj dar pasiėmam dar vieną draugą Paulių ir važiuosim. Pasiruošęs? Tai pasikrovai? Tik tai dabar. Bet bent. Varom. Turėtų būti gerai. Tau dar kuro reiks? Jo. Lengvas sustojimas, netoli namų čia nuvažiavom, stabtelėjom, dabar laukiam, kol draugas davažiuos nuo Garliavos ir judėsim jau tryse tolyn maršrutu. Šiandien maršrutas gavosi, man atrodo, apie 128 kilai sudėliojau ryte tokį. Tai sieksim ir Zapiškį, ir Ežerėlį, ir Kačerginę, ir dar Lobių keletą pasižymėjęs. Tai žiūrėsim, kokios ten tos vietos bus, nes mačiau bus ir kapinaičių, ir paminklų, ir piliakalnių, ir bunkerių. Tai laukiam, matau, jau turbūt atvažiuoja, o kol mes sulauksim, kol atlėks, tai jūs būtinai dabar galit paspaust laiką, užeit ir užprenumeruot kanalą. Jeigu per televizorių žiūrit pulteliu tik tais vieną mygtuką į viršų, vieną į dešinę ir ten bus prenumeruoti. Pasispaudžiat ir jau jūs šį veiksmą atlikot. Atvažiuoja Paulius ir judėsim tuo jaus. Šitas greitas. Į temą visi šitai paminklai matau. Tai kaip bliam, kas čia atvirkščiai užsuko virvę. Taip turi būti.
trumpas pitstopas prie bažnyčios Zapiškio. Pasiėmėm degaliniai bandelių, vatos ir truputį apkandam ir važiuosim tolyn. Partizanų žieminė. O. Geras. Nu, nieks negeria. Ką matai? Matau, kad tamsu, to jums šviesi. Žiūrėk, čia jūs tas dėrutė turbūt, ne? Čia tai gal... O, žiūrim, taip, ne? Įstų radai? O, lobiukas. Ir čia dar... Bažnytėlė. Čia šarvojimo salė. Tavo tema. Čia šarvonė yra viską. 2 aukštais. Tavo tema. Nesisės 1, 2. O kur buvo stadionas tiesiog? Čia va. Aha. Gerai. Radai? Standartinė. Aha. O čia jį padaro? Čia kur butelį paskui išpučia. Ai, jis iš to ruošinio tokio, ne? Jo, ruošinys. Na, vis tiek aš čia nepasirašysim nieko. Sustoja prie kažkokių grybų. Ir dabar čia turim užuominą. Ir buvo užuomina, kad kur auga kelmučiai. Tai tipo čia auga. Taip išeina kažkur tais, kur šlapia, o 10 metrų liko. 8, 7, 2. Tai čia kažkur turi augti. 0 metrų. Grinai aš čia. Nu, tikrai nedauboju. Nu, reikia paklaičio dar. Ma, taip ir užtrunka. Kartais ateini į tą vietą, atrodo, pažymėta, bet nieko nematai. Ir būna tolėliau gerokai nukištam. Tai reikia klaidžiot. Žioplys, blemba, visiškai netaip išsiverčiau myslę, klausimą, kur auga kelmučiai. Nu, tai prie kelmų. O, pyst ir. Nu, aš čia ieškau eglėse, kaip standartiškai dažniausiai būna. Turim kažką, o, ir vandens čia jau yra. Ant šito jau tikrai nepasižymėsim, nes visas permirkės. O, mišelinas yra. Ir dar kažkokie.
šūdniekiukai dar leba, net yra biški pašalį. Gerai. Nesirašom, bet programėlį užsižymėsim, kad rasta ir būtinai padedam į tą pačią vietą, kur buvo. Nu tai aš ieškau eglėse, o kad parašy, kur auga kelmučiai. Tai prie kelmų. Patraukiau šaką, žiūriu, vis sėdi. Su Mišelino pakabuku viduj. Hebra liko ant keliuko laukta 600 metrų į šoną ir radau partizaną Žemuką. Tai kaip suprantu, čia nais gyveno mūsų Žemukas partizanas. Ar šiaip buvo įdomus žemas, ar pavardė, ar pravardė. Bet jau pamačiau iš tolo, kad mūsų lobiukas čia yra. O netgi du. Ir vienas su pokemonais, ir antras. Nu, žodžiu, tušinuko aš jau neturiu, tai nepasirašinėsiu šį kartą, bet paliekam ten pat, kur radom. Jo, čia jis gyveno, greičiausiai bunkeris, sugriuvęs jau. Viskas, keliauju atgal pas keliauninkus ir tiek žinių, važiuosim prie kito lobiuko. Diržas. Pavarykeliu į priekį. Reikia ten iki tos vietos. Tokį stumti. Kelabiškį su gervė, bet tempsiu. Padidėsi buvo ar kažkas tai? Nežinau, šiaip, nu ta prasme, aš jau kelis kartus pajutau, kad man, kai į balą kokį įleidžiu, žinai, gilesnę, tai toks, žinai, nesukabina, paskui išdžiūsta lyg nieko. Dabar tai dirbo? Dabar tik širš girdžiu, ne. Čia va pavarykit tą aikštelę. Aikštelę, tai žinai. Turim problemą, blemba. Važiuojant. Važiavom ir tik trrrrrš. Vsio, diržas nuėjo 100%. Gerai, kad turiu atsarginį, bet nie karto neardęs ir nekeitęs. Tai nežinau dar su originaliais įrankiais, ar čia pavyks jį pasikeisti iš viso. Bet reik bandyti. Nes temptis tai biški toli. Lenkį dar bandau nuimti, čia kaip labai patogu prieiti. Kaip manai, kas atsitiko? Profilaktika. Jeigu kad tepalus tai pasikeisim, tai bus gerai. O, Kur diržas? diržo skutelė yra. Ai, bet okei. Viskas gerai. O, okei. Galim lėkti tada toliau. Oho. Va, diržas yra? Yra diržo dar. Aha. Eik, tanačia. Veltinį. Eik, tanačia, žiūrėk, kiek ten jo. O, au, ūla, karšta. O. Ne visa karšta. Jo, situacija va tokia, kaip matot. Čia sukinusi, man čia tarpas labai per didelis atrodo toks. Ir matau, kad čia pabėgus mierka. Dabar suksiu. Žodžiu, vienas čia, o kita čia ir ten. Tai gali būti kažkas atsilaisvino ir atsisuko, bet faktas, kad jau lūžo, įstruko man gal ir nuo to, bet gal ir jau nuo kilometražo. Visas diržas ten dabar apačioj, žodžiu. Turiu naują diržą, va. Bet su tokiais įrankiais nelabai čia turbūt ką padaryti. Nes reikia atsukti ir šitą, ir šitą. Galvojau, čia bus
pasirodo nėra. Blema nuvažiavę ten, nors rodo Kemkilų iki namų. Bet žodžiu, dar toli. Tai va, man atrodo, dėsim buksyrą ir tempsim. Na, čia, nu, suremontuota. O taip. Kem kilometrų, kaž porą valandėlių ir būsim namie. Čia daug. Nedaug. Gausim šimtuką. Nu tai aišku, ką čia. Žvyrkeliai platus, viskas čia gerai. Žodžiu, bandom važiuoti. Nu ką, parvarėm namo, pertempta, reiks tai tardyti, kas ten labiau pasidarė ir kame ten buvo problema. Aišku, problema tai ten jau buvo kilometražas, tikriausiai jau to diržo ir faktas dar jis gerai pakaito. Matomai ir viskas. Todėl ir atsisveikinu. Tokie reikalai, žodžiu, nepabaigėm iki galo mūsų kelionės, dar liko porą vietų neaplankytų, nepabaigtas iki galo maršrutas, nes dabar grįžtam, kirtom kampus, bet parvažiavom. Tai tiek žinių, mėly bičiuliai, ačiū už tai, kad žiūrėjote, kad ir koks šitas video gavosi, tai paspaudžiam laikančio video, pakomentuokit, pasubscribinkit kanalą ir taip pat galit parašyti komentarą iki galo. Taip žinosiu, kurie sužiūri vaizdo įrašus iki galo. Ir tiek. Ačiū dar kartą kontribinariams, kurie prisidedat prie mano, na taip galima įvardinti, kuriamo turinio. Viskas. Atsisveikinu ir ate.